Ko gali norėti geras pranešėjas tokios didelės auditorijos? Pabandykime atspėti, kiek mūsų žmonių? Virš 60, kaip galvoja? Čia bus virš 60? Pakelkite rankas, kas galvoja, kad čia virš 60 žmonių. Didelė dauguma skaičius moka, labai gerai. Tai tikrai virš 60 pas mus klausytojų, tai malonu jums trumpam papasakoti, ką aš kasdieniniam gyvenime naudoju. Tai versle ir be abejo asmeninėme gyvenime. Tai pasidalinsiu 8 punktais, kaip priversti klausytoją labiau klausyti. Be abejo prisimenat ir tikriausiai žinot, kad jeigu jums pasako vardą žmogus, mes jo kartais neprisimenam ir bandom kažkaip tai jo vardą surasti jam asociaciją. Tai jeigu ten pasako žmogus jo vardas Vytautas, tai be abejo galvoju, Vytautas didysis, okei, prisiminsiu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kaip pasakotojui padaryti tą darbą už jį, būtent čia ir yra tie 8 punktai, kaip susijęti savo pokalbį ir kad žmogus prisimintų, ką tu jam pasakai. Pats pirmasis, tai be abejo jau tikrai žinot, ką tai reiškia storytellingas. Papasakoti pasakojimo metu trumpą istoriją. Istorija be abejo turi būti susijusi su pranešimu, tai automatiškai žmogų priversite prisiminti istoriją, jeigu jis neprisimena jūsų pranešimo. Tai vis tiek mes turime 2 žingsnius, kaip žmogų priversti įsiklausyti, arba bent jau po kažkurio laiko jūs prisiminti. Tai sekantis yra, be abejo, bandykite įtraukti klausytoją į savo pokalbį. Tai karts nuo karto labai verta panaudoti tą auksinę frazę įsivaizduokite. Tai va, būtent įsivaizduokite naujokai įsivaizduokite, kas jūsų laukia po 4 metų, jeigu jūs būsite čia vienai klube. Tai pavyzdžių tikrai yra daug, aš 8 metai, 7 ar 6 metai, tai per šios metus jau tikrai yra įbyrėję ne 1 milijonas į mūsų įmonės sąskaitą. Tai įsivaizduokite, kas jūsų laukia po 4 metų. Ir sekantis tipsas, tai užduokite publikai klausimą. Kaip ir aš ką tik padariau pradžioje, tam, kad jūs sukoncentruoti į savo pasakojimą arba į pasakojimą, kurį pasakosiu vėliau. Taigi šitas tipsas, šitas privalumas yra tikrai naudingas, ypač kai matote, kad jau pokalbio metu žmogus kažkur jau pradeda plaukti, bet ten, kur reikia. Paminėkite naujieną. Naujiena tai turėtų būti geriausia šios dienos aktuali naujiena, tai be abejo galbūt kriminalų reikia remtis, bet jeigu tai padės parduoti, nes vis tiek mes viską pardavinėjom, tai galite paliesti ir tą graudžią temą, bet geriausia, aišku, prisiminti šiltą, malonę, tai prisiminkite, kas šiai dienai pas mus buvo aktualu. Ir va tą naujieną bandykite susijęti su savo pokalbiu, pasakojimu arba prisistatymu. Pateikite įdomią citatą. Čia daugmaž visi per savo pranešimus skaidrėse naudoja tam tikras citatas, kad žmogus prisimintų jūs, būtent prisimindamas kitą žymų žmogų. Tai jeigu jau ten pokalbio metu surasite kokį nors citatą Einšteino, tai automatiškai po kurio laiko žmogus kažkiek prisimindamas jūsų pokalbį prisimins būtent nuo Einšteino, paskui priearės prie jūsų pasakojimo arba pokalbio. Pasidalinkite asmeniniais faktais. Tai irgi taip pat labai dažnai naudojamas mano pasakojimuose arba pokalbiuose punktas, argumentas. Pavyzdžiui, čia tikriausiai kai kurie gal ir prisimins, kai mes gaminome vieną didžiausių ženklų pasaulyje, Like ženklą, jis yra 8,5 metrų. Ir būtent, kai mes jį gaminome, neapskaičiavome, kad vartai pas mus, kuriuos reikia išnešti, yra 6 metrai, o ženklas tai 8 mažiausiai. Tai turėjom išgriauti pasto sieną, išnešti raidę, vėl subūrinom ir nuvažiavom pakabinom, nes grafikas reikalavo pakabinti tam tikrų laikų. Tai pasakodami istoriją, vėl taip pat primenant save. Panaudokite netikėtus veiksmus. Tikrai iš mūsų žinom, Darius Marškinėlis parodė labai fainą tokį faktą, kai pokalbio metu, kai jau žmonės irgi vėl nuplaukė kažkur tai, jis jos šitindavo tam tikrų šūkių, ne?
Tai būtent čia gal drastiškų priemonių daužytis, muštis nereikia, daužyti indų taip pat nereikia, bet jeigu tai jums padės, kaip, pavyzdžiui, graikai pavalgiai ir indus sudaužai ir tai labai ilgam įsimena atmintyje, panaudokite bet kokį faktą, tik tai aišku nesužalokit klausytojų. Ir pabaigai naudokite humorą. Čia gal iš mūsų vienai narių labiausiai tai įgudęs ir geriausiai valdęs šitą punktą yra Saulius Šukys, kai jisai per anekdotus prieina prie savo verslo. Nu ir daug aš neprisimeni nieko, tik prisimeni jo humorą ir iškart prisimeni, kad teisininkas, žinau pas ką kreiptis. Tai šitą punktą pasilikime pabaigai ir pabandykite įtraukti savo klausytoją į savo verslą, į savo gyvenimą, į savo aplinką ir pasilikite jo atmintyje ilgam. Girdžiusi pavyzdžius, jei pamiršot mano vardą, Egidijus.